Spalio 2. Pamiršdamas, kas už manęs ir siekdamas to, kas priešakyje. Laiškas Filipiečiams 3 skyrius 13 eilutė. Pamirštame tai, kas yra už nugaros, kadangi toks elgesys yra teisingas. Dievas užmiršta tai ir sako, kad jis numetė tai už savęs, kad visi mūsų netobulumai yra pridengti nuopelnu to, kuris mus pamilo ir kuris mirė už mus, kurį mes mylime, kuriuo pasitikime ir kurio pėdomis stengiamės eiti, nepaisydami kūno netobulumų, kuriuos paveldėjome mažesnėme ar didesnėme laipsnyje. Tai nereiškia, kad patarėme, jog į mūsų klaidas ir ydas turime lengvai žiūrėti ir greitai jas pamiršti. Turime jas ištaisyti tiek, kiek leidžia mūsų galimybės, ir kasdien dėl šių trūkumų prašyti Dievo atleidimo. Prie daiktų ir dalykų esančių už mūsų priklauso tie, kurių įsižadėjome išteisinimo metu. Tai nuodėmės ir klaidos, o ypatingai tai dalykai, kurių įsižadėjome pasišvęsdami. Tai yra savanaudiškumo ir pasaulietiškumo. Pamiršti tuos dalykus reiškia atitraukti nuo jų savo jausmus, slopinti jų dedamas pastangas vadovauti mums, padaryti mūsų širdis ir protus nepasiekiamais jų pagundoms. Mes sugebėsime šiuos dalykus pamiršti ne vien matydami jų menką vertę, nepasitenkinimą kilusi pavojų mūsų naujoms širdims ir protams, bet ypatingai todėl, kad pastebėjome didelę vertę, pasitenkinimą, užtikrintą saugumą naujoms mūsų širdims ir protams dvasiniuose reikaluose. Tegul tie paskutiniai dalykai taip paveikia mūsų jausmus, kad tie pirmieji, seni dalykai nebedarytų mums jokios įtakos. Klausimai. Ar šią savaitę stengiausi pamiršti nuodėmę, klaidas, savanaudiškumą ir pasaulietiškumą? Kas man padėjo, kas trukdė? Kokios buvo pasekmės? Pamiršdamas, kas už manęs ir siekdamas to, kas priešakyje. Laiškas Filipiečiams 3 skyrius 13 eilutė.